Brangieji, dažnai gyvenime susidurime su situacijomis, kurios atrodo beviltiškos ir neįveikiamos. Dažnai aplinkybės būna apgaulingos. Taip pat ir mokiniai, irdamiesi per Galilėjos ežerą, susidūrė su išbandymu, kuris jų akimis pasirodė neįveikiamas. Vandenys ėmė valti, šėlo vėjai ir atrodė, kad išgelbėjimo nėra. Mokiniai išsigando ir negalėjo suprasti, kaip tokioje situacijoje Jėzus gali ramiai miegoti. Gyvenimas gali mus užklupti netikėtais audros debesimis. Finansiniai sunkumai, sveikatos problemos, toksiški santykiai, nesutarimai su mylimaisiais ar artimo žmogaus netektis. Tai sunkumai, nuo kurių nesame apsaugoti nė vienas. Mūsų pirmoji reakcija dažnai yra baimė, nes aplinkybės atrodo nevaldomos. Bet ar tikrai taip yra? Ar galime pasitikėti tik savo akimis ir jausmais? Jėzaus ramybė audros metu yra kvietimas pažvelgti giliau ir suprasti, kad Dievas turi viską savo rankose, net jei mes to nematome, o kartais ir nejaučiame. Jėzaus elgesys audros metu, kai viskas aplink atrodo chaotiška, yra nuostabus pavyzdys, kaip pasitikėjimas Dievu gali suteikti ramybę. Mokiniai, matydami Jėzų miegantį, galėjo suabejoti jo protu ir lyg neadekvačiu elgesiu tokioje situacijoje. Jie pažadino Jėzų šaukdami: Viešpatie, gelbėk, žūvame. Būtent audrų metu mūsų tikėjimas yra išbandomas. Kai atrodo, kad Dievas tyli arba miega, turime prisiminti, kad jis yra visur ir visada, nepriklausomai nuo aplinkybių. Jėzaus ramybė audros metu yra kvietimas mums pasitikėti jo galia ir meile, net kai mūsų pačių jėgos yra nepakankamos. Mūsų gyvenime Dievas dažnai veikia tyliai ir nepastebimai. Galime nematyti ar nejausti jo veikimo, bet tai nereiškia, kad jo nėra šalia. Dievas kartais leidžia mums patirti išbandymus, kad mūsų tikėjimas sustiprėtų. Mes dažnai susitelkėme į tai, ką matome savo fizinėmis akimis ir pamirštame, kad yra daug daugiau nei matome. Dievo planai ir jo keliai dažnai yra paslėpti nuo mūsų akių, bet jie visada yra geriausi mums. Kaip sako raštas, mano mintis ne jūsų mintis ir mano keliai ne jūsų keliai. Tai ką daryti? Tas pats raštas mums sako, kad žmogui tai negalima, bet Dievas gali viską. Turime išmokti žiūrėti ne tik fizinėmis akimis, bet ir dvasinėmis akimis, kurios mato Dievo buvimą ir veikimą visose situacijose. Pasaulio akis mato tik tai, kas yra išorėje. Problemos, iššūkiai, sunkumai. Dvasinės akis žvelgia giliau. Jos mato Dievo buvimą ir jo veikimą net tada, kai viskas atrodo beviltiška. Mokiniai matė audrą ir bangas, bet nepastebėjo, kad Jėzus buvo su jais ir netikėjo, kad jis turi galią ją nuraminti. Tačiau net nurimus audrai mokiniai negalėjo patikėti Jėzaus galia. Jie buvo išsigandę ir nustebę. Kasgi jis toks, kad net vėjai ir jūra jo klauso? Tai iššūkis ir mums pripažinti, kad Jėzus yra viešpats ir pasitikėti juo net tada, kai aplink mus šėlsta didžiausia audra ir viskas vyksta ne taip, kaip mes norėtume ar planavome. Kai pasitikime Dievu ir leidžiame jam veikti mūsų gyvenime, mes pradedame matyti tikėjimo vaisius. Tai gali būti ramybė audros metu, drąsa priimant iššūkius ar net stebuklai mūsų kasdienybėje. Tikėjimas leidžia mums pamatyti Dievo ranką veikiant net mažiausiose detalėse. Kai mūsų tikėjimas yra stiprus, mes galime būti šviesa kitiems. Kaip mokiniai matė Jėzaus ramybę ir gali nuraminti audrą, taip ir mūsų pasitikėjimas Dievu gali įkvėpti kitus.
Mes galime tapti gyvų liudijimu, kad Dievas yra gyvas ir veikiantis mūsų gyvenimą. Tai kvietimas ne tik mums patiems pasitikėti Dievu, bet ir padėti kitiems atrasti šį pasitikėjimą. Dažnai sunkumai ir išbandymai yra būtent tie momentai, kai mes augame ir stiprėjame dvasiškai. Kaip medžiai stiprėja per audras, taip ir mūsų tikėjimas stiprėja per gyvenimo išbandymus. Išbandymai verčia mus giliau kliautis Dievu ir stiprinti savo ryšį su Juo. Audros ir sunkumai nėra bausmė. Tai mums duota galimybė tapti stipresniais ir geriau suvokti Dievo veikimą. Sunkumai ugdo mūsų kantrybę, ištvermę ir pasitikėjimą. Per juos mes tampame panašesni į Kristų, kuris taip pat patyrė gyvenimo sunkumų ir išbandymų. Mūsų tikėjimas neturi būti tik teorinis ar pasyvus. Jis turi būti gyvas ir veiksmingas. Kaip Jėzus nuramino audrą, taip ir mes esame kviečiami veikti mūsų tikėjimo pagrindu. Tai gali būti pagalba kitiems, malda už sergančius, drąsa liudyti savo tikėjimą ar tiesiog būti šviesa savo aplinkoje. Mes turime būti pasiruošę ne tik priimti Dievo malonės, bet ir dalintis jomis su kitais. Tai yra mūsų tikėjimo vaisiai – meilė, gailestingumas, dosnumas ir tarnystė. Per tai mes galime parodyti Dievo galybę ir meilę kitiems, būti Jo rankomis ir balsu šioje žemėje. Mylimieji, ne visada yra taip, kaip atrodo. Net ir didžiausios audros viduryje Dievas yra su mumis. Jis gali nuraminti audrą, bet dar svarbiau, Jis gali suteikti mums ramybę pačioje audroje. Mūsų užduotis yra pasitikėti Juo, stiprinti savo tikėjimą ir būti Jo meilės liudytojais šiame pasaulyje. Leiskime Jam veikti mūsų gyvenime, pasitikėkime Jo planu ir Jo galybę. Mes galime būti tikri, kad Jis niekada mūsų nepaliks, nes Jis yra su mumis kiekvieną mūsų gyvenimo akimirką. Kad ir ką šiuo metu išgyventume, tai Dievo ramybė pripildo mūsų širdis. Amen. Taip tebūna.